Įsivaizduokit rytą, kai jūs atsikeliat ir jūs sakot, pasiekiau, man nebereikia darbuotis, viskas, done. Vitalijau, jūs gal neturit vaikų, aš nežinau, arba ką jūs... Aš tai Vitalijau užblokavęs esu. Tai žinai. Šiandien su Justina praseisim per bendruomenės klausimus po mūsų video ir atsakysim. Ir priminsiu, kad jeigu turit klausimų, tai čia yra vienas iš tų būdų netiesiogiai pabendrauti su mumis, gauti atsakymus. O tie, kas nori savo realios situacijos, galbūt apžvalgos, tai vėlgi irgi nuorodą paliksime pačioje. Ir jeigu jūs turit labai išsame kažkokią situaciją, kurią norėtumėt panagrinėti, jūsų kaimyno, ten, žodžiu, supratote, ne? Tai logika paliekama pačioj, anonimiškai panagrinėjam, pasakom savo nuomonę ir galbūt tai galėtų padėti užvesti jūs ant tam tikro kelio. Žem? Pastebėjimas dar, kad matom, kad daugelis yra linkę padalinti rekomendacijų ir patarimų ten komentaruose, ar ne? Tai šitą dalį, ta prasme, nedarykit taip, ar ne? Nes jūs nežinot kitų žmogaus situacijos, lygiai kaip ir mes susitinkam, ar ne, padiskutuot, pasidalinti idėjom, jokiais būdais. Tai negali būti traktuojama kaip patarimas ar rekomendacija paimti ir daryti, nes žmonės tokių nesąmonių prisidaro. Man ten vienas, atsimenu, iš sekėjo, ten rašė visą laiką, Tomas toksai, kai investuokite į ICP, čia 500 pinigų nukeliaus iki 100 000, 100%, 26 ten kažkada. Dar YouTube komentaruose labai galima daug rasti tikriausiai iš Jo, specialiai netryniau, nebent jisai pats dabar prasitrins. Tai, žodžiu, logika labai atsargiai, nes ICP dabar sėdi iš $500, kuriuos jūs būtumėte įdėję gal apie 80. Tai, taip sakant, labai atsargiai, ką jūs šnekat, nes šiaip, mano žiniomis, tai monitorina kai kurios institucijos, netgi kai kurių komentatorių šitos komentarus. Tai va. Čia va Deividas komentuoja, ko gero kiekvienam nusprendus investuoti su buka 10% grąža reikėtų praeiti per skaičiuoklę ir pasižiūrėti, ką numatomas horizontas gali atnešti, kiek ir kurią pusę nuo lūkesčių tai atsistoja ir pasidaryti išvadas, ką keisti. Prasme, čia yra viena iš praktikų, man atrodo, šitas Čematas aš neištariu jo pavardės, taip sakant, žinai, Čemat Palifatipatija. Aš nepamenu jo pavardės. Tas Turbano tokio? Ne, kitas yra. Žodžiu, jisai sako, kad jo praktika yra viena iš tų praktikų, kurią jisai duoda žmonėm pasidaryti. Tai yra rankiniu būdu atsidaryti Excelio lentelę ir prasieiti pamečiui, kas būtų, jeigu tu kompoundintum savo įnašus, arba tam tikrą pinigų sumą, tarkime 10 metų, 15 metų, 20 metų ir taip toliau, tik tai pamečiui, ne, kiekvienais metais. Ir tam, kad jums nereikėtų daryti tokio Excelio, mes galime paimti ir prasieiti per Financial Finance skaičiuoklę. Nemokama. Jo, nereikia Excelio darytis, plus dar grafiką matysit. Tai ir sakykime, jūs investuojate ant starto su tuo pačiu, tarkime, 200 eurų krepšeliu, ne? 200 eurų skiriat. Papildomai kiekvieną mėnesį jūs skiriat dar 200 eurų. Atrodo, tai yra antiek nuobodu. Ir ta 10% vidutinė metinė grąža, tai yra istorinė grąža S&P 500 viso pasaulio. Ir jeigu žiūrėsim į priekį, tai nėra garantijos, ne? Nes investavimas susijęs su tam tikrom rizikom, kad nepataikysim į tą standartinį galbūt vidurkį, tačiau jeigu žiūrėsim medianą, tai tikėtina, kad mes pataikysim šitą logiką. Tai ir mes praseikim, nepamečiui, bet praeikim, tarkime, pirmi 3 metai, ne? 3 metus noriu uždėti ir paskaičiuokim. Ta prasme, investavau 7200. Bendrai uždirbta grąža 1226 eurai. Jeigu aš jums pasiūlyčiau kažką panašaus, ten sakykime, tai jūs pasakytumėt, kur man eit. Nes jūs sakysit, kad 7200, štuka 200, tikėtina pinigai nuvertės per tuos 3 metus, ten NT pabrangs, pinigai nuvertės, nepsitako ir taip toliau. Ir jūs tikėtina būsit iš dalies teisūs. Bet jeigu mes praimsim, tarkime, 5 metus, skaičiukai pradės džiuginti labiau, nes 12 000 investuota, 3600 uždirbta. Ir kodėl, sako, su ta buka 10% grąža, nes jeigu mes tęsim iki 10 metų šitą laikotarpį, 24 000 investuota, bendra uždirbta grąža jau 17 000. Čia tikėtina pradeda darytis įdomesnis skaičiavimas ir jūs pradedat suprasti, tai palaukti čia, tai va čia taip veikia, ne? Nes jeigu tęsiam dar 5 metus, 36 000 investuota, bendra uždirbta grąža 47
7 tūkstančiai, tai reiškia, kad jūsų pelnas yra didesnis už jūsų įnašus. Ir dabar atkreipkite dėmesį, būsima investicijos vertė, jūsų portfelis, tarkime, pasiekia 83 tūkstančius per 15 metų. Jūsų 200 eurų įnašas, jeigu mes 200 padalinsim iš 83 tūkstančių, paskaičiuokit, kokią procentinę dalį tai sudaro. Tai 2400 per metus įnašų papildomų sudarys apie 5 procentus, nuo tos pačios, netgi 2,5 procentų bendrai nuo investicijos vertės. Tai ką tai sako? Tai sako, kad statistiškai, jeigu uždirbam 10 procentų, jūsų įnašai beveik pradeda nebedaryti portfeliui jokios įtakos, nes sekantis 5 metai, sakant, mes ne vieną kartą darėm šitos skaičiavimus su žmonėm, 153 tūkstančiai. Jeigu jūs nuo 15 metų paimsim mane, nors ne, gal prasiekim toliau, 25 metai, bam, 267 tūkstančiai. Mes nieko nekeičiam, ne? 30 metų, 72 tūkstančiai investuoti, 456 tūkstančiai projekcija į ateitį portfeliui. Tai yra būsto kredito laikotarpis, ne? Tai jeigu jūs tai jau taip galvojat, kad 3 metų yra daug, tai prieš bėgdami pasirašyti banką kredito, tai pagalvokite, ne? 3 metų nėra daug. 456 tūkstančio yra galutinė vertė. Ir jeigu jūs netyčia paliktumėt dirbti tuos pinigus dar 5 metam, turėdami kantrybės 765 tūkstančių. Taip sakant, jūsų 200 eurų, jie absoliučiai neturi visiškai jokios įtakos, nes per vieną dieną pas jūs portfelis pavaikščios per 100 tūkstančių, kai jis bus tokio dydžio. Todėl logika yra labai paprasta. Ant starto gali atrodyti kaip visiškas idiotas, nes nesimato jokio progreso. Ir jūs sakysit, tu man nori pasakyti, kad visą laiką tai bus? Ne, taip nebus. Ir dėl ko žmonės padaro gerą sprendimą investuoti, pradeda po 3-5 metų nepamato to tokio, tai kur čia tas rezultatas? Ir numeta tą investavimą ir tai yra, jie įveikė jau sunkiausia, ką tik įmanoma buvo įveikti ir numeta. Tai nes neužtenka kantrybės. Tai šitą metodiką kiekvienam rankiniu būdu pasidaryti arba kiekvienam rankiniu būdu ateiti ir pasidaryti šitą skaičiuoklę gali būti vienas paprasčiausių būdų, kaip suprasit, kaip gali veikti tos investicijos. Tada kitas dalykas, jūs iš karto, kai supratot, kaip visa tai veikia, logiškai klausėt, tai kur po velnių gauti tą 10 procentų grąžą. Ja galima gauti tikrai ne vienu būdu, yra pilna tų pačių ETF-ų, bet viską vienyje vienas dalykas, tai yra vertybinių popierių sąskaita. Ir jeigu jūs jos neturit, nuoroda yra apačioj, tai yra mūsų partneris, kur mes patys laikom dabar daugiau negu 350 tūkstančių eurų. Man rodos, vien pas mane ten 109 bendrame kontekste. Tai plus pasimylė dar, tai tavo ir, žodžiu, ten ir gaunasi. Tai logika labai paprasta, mes patys ten jau suformavę ne 100 tūkstančių portfelius. Tai atsidarot, pasižiūrit, išsirenkat, pavyzdžiui, viso pasaulio ETF, išsirenkat S&P 500 tą patį ETF, kuris apie 10 procentų generuoja. Tai praeikim, kad technologinę baimę šiek tiek eliminuoti, atkeliaujam į prekybą, tu po 100 eurų investuoji, pirmi 3 metai, $3,700, ne? Iš viso pelnas tavo yra virš 600, man rodos, jeigu į profilį atkeliausim. Tai čia yra vyrai, moteris. Čia yra vienas iš portfelių, kur mes su Justina darom tiesiog po 100 eurų. Tai prašau, pirmi 3, netgi ne 3, čia 27 mėnesiai. Tai 27 mėnesiai 656 pinigai. Ir jūs sakysit, pusę metų jau yra uždirbusios investicijos, pusę metų įnašų įdėtos. Ir ką jūs padarot, jūs išsirenkat savo portfelį, kaip pavyzdys gali būti SPVL, gali būti VA, gali būti VWC, apie tai turim daugybę edukacijos bendrai kanale. Tai pasižvalgykit išsirinkdami ETF-us ir viskas, pasirinkat savo strategiją ir metodiškai, disciplinuotai pumpuojat tenai pinigus po truputį ir leidžiat laikui ir pinigam daryti savo darbą. Jūs einat į darbą ir šitie tegul eina į darbą. Ir viskas. Ir ilgojo laikotarpiu, jeigu viskas pagal planą ir jeigu ekonomika važiuoja ir viskas toliau brangsta ir taip toliau, tai atitinkamai mes tikėtina turėsime daugiau negu idėjom. O kiek daugiau, viskas priklauso nuo jūsų kantrybės, patys matėt. Tai čia yra labai geras komentaras, su kuriuo žiauriai daug išsiplėčiau. Praktiškai visas epizodas gavosi.
Gerai, Tai va, bet, pažiūrim, ką žinai, tikrai labai norėjau išsiplėsti, nes tai yra labai svarbu, tai yra pamatas. Tai yra, vat, kai eini į sporto salę ir darai bazinį pratimą, kuris atsibodys iki negalėjimo, bet tu jį vis tiek darai. Ta prasme, nes jau, tiesiog. Va, Tadas Danielius sako, tai jau čia einam prie pramogų daugiau, ne, kad apie alų gerai arba nieko. Na čia, žinai, taip sakant. Čia kaip kam, tikriausiai pasidalinat savo įpračiais. Mes kai negeriam, tai, taip sakant, mums iš viso neaktualu. Taip. Gerai. Toliau, Vidmantas rašo, sveiki, ką manot, jei core pozicija būtų iShares Core MSCI World ir iShares Edge MSCI World Quality Factor. 50 ir 20 dalimis, likę 30 yra satelitas. Tai va, ir pasipila jau komentarai, siūlyčiau palyginti per Just ETF, skamba, kad jie labai panašus ir dubliuos vienas kitą. Įsimesk semikonduktorių bent 15 ir pamatysi, su rekomendacijom pasidalinkim. Tai taip sakant, Ramai, įkeisk namą, taip sakant, ir viską į semikonduktorius. Vat tada galėsi dalinti kažką panašaus ir tai yra nelegalu. Ne? Nu, tai bet prasme, ir tai negalėsi, žinai, kaip būna, ta prasme, investuoji į altcoinus iš Telegramų ir taip visi darykit tą, ne. Jo, tai, žodžiu, jeigu taip jau normaliai, tai tikrai, vat, Mindaugo komentaras labai geras. Nukeliaukit į Just ETF puslapį, pasidarykit savo analizę, pažiūrėkit, kaip jie juda kartu, nes portfelio dalys teoriniam lygmenį turėtų papildyti vienas kitą per rizikos didinimo prizmę, per rizikos mažinimo prizmę, per galbūt koreliacijos, tarsi atvirkštinės koreliacijos prizmę arba nekoreliacijos prizmę. Ir tai galėtų būti visiškai kitoks pasirinkimas. Jūsų atveju jūs galėtumėt galbūt, kaip pavyzdys, modeliuoti, paimkim, corporate obligacijos, kurios yra apie 8% grąžos uždirbusios per paskutinius 15 metų vidutiniškai, plus galbūt pasaulio akcijos. Ir tai gali būti jūsų portfelio, sakykime, dalis. Jeigu jūs norite mažinti riziką, norite didinti riziką, galite pridėti nekoreliuojančią turto klasę, galbūt kripto ETF arba ETF. Ir tada bent jau kažkaip atrodo, kad tas logikos yra daugiau. Taip, aš dabar atsidariau, ar ne, ir parodžiau ekrane, matėt, kaip nueiti į Just ETF, kur susidėti palyginimo tą įrankį, ir aš tiesiog suvedžiau pavadinimus iš YouTube komentaro į tą patį Just ETF, puikus pasiūlymas, ar ne, paimti ir prasianalizuoti. Ir ką mes darom, ar ne, tai pasižiūrim, kurį indeksą seka, ar ne, čia galima pasiskaityti, tai vienas atsižvelgia į aukštesnės kokybės tam tikrą charakteristiką kompanijų, ar ne, ir bendrai paėmus galim pasižiūrėti, kiek kompanijų patenka į vieną ir į kitą ir kiek iš jų dubliuojasi. Tai pavyzdžiui, vienam pasirinkime yra 1300 kompanijų, kitam beveik 300, 294, ar ne? Ir žiūrim į top 10, pavyzdžiui. Tai top 10 yra praktiškai identiškas. Nvidia, Apple, Microsoft 3. Vienodos, Amazon, Alphabet. Jeigu jis traktuoja kaip core, tai aš nelabai suprantu, tai gerai, tai gal išsirinkit core kaip vieną, ta prasme, pagrindą, vis tiek renkatės tikriausiai vieną, jūs nedarysit pamato iš ten cemento mišinio vienokio ir plus dar, aš dar kitokio užmėsiu, ne? Ta prasme, nežinau, nemoku paaiškinti per alegoriją, bet kažkas panašaus. Aš dariau salotas, ar ne, praeitą savaitę ir galvojau, labai gražiai atrodo, 60% gavosi vištienos krūtinėlės, ar ne, ir ten tada salotos su skirtingais ingredientais. Ir tu sakai, aš noriu skanesnių salotų ir įsidedi dar 500 gramų krūtinėlės. Tokia ta prasme, pas tavimi viskas yra viename koncentruota. Gerai, gal turit video su brokerių analizė, variantas, ką rinktis, kaip suprantu, remia Freedom 24, tai rekomenduojat pradedančiajam. Tai, taip sakant, mes labai paprastai, jau ne vienus metus mes ir darbuojame su tuo pačiu Freedomu ir portfeliai mūsų tie patys yra Freedom 24. Ir jeigu žiūrėti, tai bent jau mano kanale tikrai buvo palyginimas su 5-6 brokeriais. Kiekvieną kartą, kai aš padarau tuos palyginimus, visą laiką atsiranda, kad ten aš neteisus kažkur, aš dar kažką, nes ten tuos video vis tiek ilgainiui remia Freedom 24. Tai logika yra, kad bent jau aš nustojau daryti šitas analizės, nes kad ir ką aš be pasakyčiau, vis tiek, taip sakant, į vienus vartus daužot. Tai mano pasirinkimas ir seniau buvo, taip sakant, aš turiu ne vieną brokerinę, esu išbandęs krūvą jų, taip sakant, nevardinsiu visais. Realiai pas mane yra likę 2, vienas viešas portfelis, kitas neviešas portfelis, viešas portfelis yra Freedom 24 ir logika yra labai labai paprasta. Naujokui
Mano galva, tai yra vienas paprasčiausių būdų įeiti į vertybinių popierių, akcijų, ETF-ų, obligacijų pasaulį su lietuvių kalba, su lietuviška pagalba, jeigu reikia, su lietuvišku ofisu čia šalia mūsų, Vilniuje, su realiais žmonėm pabendrauti, galų gale atvažiavus į tą patį ofisą, jeigu jūs turite tą pasitikėjimo galbūt stoką. Ir pabandykit jūs gauti tą patį suportą, taip sakant, lietuvių kalba iš bet kurios kitos tarptautinės bendrovės, apie kurias ten šnekama. Ta prasme, sėkmės jums, kol nepabandysit, kol šito nepraeisit, jūs vis tiek turėsit kritikos. Kai šitą pabandysit ir suprasit ir susidursit realiai su problema, kokią nors kitur, ir aš gaunu daugybę irgi užklausų, ką daryti man ten, sakant, aš neatsakinėju, nes mano logika yra labai paprasta. Sakant, darbuojamės su šituo. Ir viskas. Gerai, toliau vandens supinės rašo. Sveiki, reiktų kaip negyvas eteris podcastą padaryti 3-4 valandas. Nežinau šito. Nežiūriu. Kad sumažinti eilutę. Su gėrimai, su maistu, su reklamom. Okay. Jo. Klausimas, kiek iš tikrųjų būtų stebinčių ir žiūrinčių, ar ne? Jo, bet ETN gali nepaeit, nes šie ETN-ai nėra susijęs su biržoje prekiaujamais aktyvais, o turi būti. Vėlgi, jeigu mes žiūrim, ar pats ETN-as yra perleidžiamasis vertybinis popierius, tai taip ir VMI aiškiai bent jau mum raštu pasakė, kad jeigu yra susijęs, tai yra leidžiama. Tai šiuo atveju, kadangi tai buvo paskutinis atsakymas iš VMI, nes prieš tai, kai klausim, tai gavom kitą atsakymą, paskui dar kartą užklausim, gavom kitą atsakymą, tai pagal paskutinį atsakymą tą galima teoriškai priskirti. Ačiū, davėt momentų apmąstymui. Jo, čia yra realių situacijų apžvalgos, kurias mes irgi darom, tai labai smagu, kad duoda tų situacijų pamąstymui ir momentų, ir jeigu norit jūsų situacijos, tai nuoroda irgi yra apačioje. Ir tas smagus dalykas, kad labai dažnai, kai jūs užpildot savo realią situaciją, daugeliu žmonių rezonuoja, atrodo, atranda panašumų, atranda galbūt pas save klaidų ir sprendimas mūsų to pasidalinimo idėjų gali būti naudingas ne tik tam, kuris užpildo, net negali, o yra ir daugeliu kitų, kurie žiūri ir nieko nedaro. Kodėl tik kas antras raustas epizodas sudėtas į portfelių raustų playlistą? Ar čia kažkokia paslėpta mintis? Tikriausiai čia ne paslėpta mintis, o kadangi skirtingi montuotojai montuoja, tai gal kažkuris įdeda, kažkuris ne. Tai čia akmenukas į mūsų daržą, tai pasižiūrėsim, kuris čia pjauna, taip sakant, tą paslėptą mintį. Toliau, gal galima trumpą video, kaip iš Kraken ištraukti duomenis, deklaruoti tokias pajamas. Tai čia iš kripto platformos, tai aš tiesą sakant, kadangi iš Krakeno neišiminėjau pinigų, tik dedu tenai, tai kol kas man neprireikė šitos vietos, tai kai ateis laikas, tai tada ir padarysiu, bet man neaktualu, o šiaip kadangi laikų irgi nesusilaukė šitas komentaras, tai vėlgi mes pagal laikų kiekį sprendžiam apie aktualumą. Tai kadangi laikų nesusilaukė, tai tikėtina aktualu tik pačiam ir manau, kad galima per Frequently Asked Questions jų puslapyje tą ir susirasti atsakymą. Toliau, Donantas, sveiki, ačiū labai už mano aptartą portfelį. Bus tikrai atsižvelgta į core dalį ir ETF-ų kiekį portfelį. Portfelio aprašyme turėjo būti prierašas, kad pildau tik EIMI, SPOL ir EXUS pozicijas. Satelitų nebepildau, nes supratau visas savo klaidas. Labai nemažai komisiniai sudaro toje vietoje, tai viskas jau suprantama, dėkoju dar kartą. Labai fainai, kad atsakot, kaip analizuojam portfelį, kad patys atsakot ir, iš tikrųjų, čia ir yra tas bendruomenės jausmas toksai, ir ne, ir tarsi netiesioginis bendravimas, bet už tai yra labai smagu jau turėti kaip ir grupėje, ar ne, jau atrodo visi visus pažįsta. Tai tarp kitko, mes turim ir Facebooko grupę, tai jeigu jūs nežinot ir ieškot bendruomenės investuojančių žmonių, kur klausimai nuo visiškai pradedančių iki jau tikrai pažengusių, tai tiesiog užsukit nuorodą, irgi bus mūsų video aprašyme. Jo. Taip, Amerikoje daugelis milijonierių, milijardierių turi finansinę laisvę, bet ir toliau užsiima veikla, nes tai atneša prasmės, kaip, pavyzdžiui, Buffettas, Gatesas, Muskas. Taip, įsivaizduokit, kaip ne vieną kartą kalbėjau, įsivaizduokit rytą, kai jūs atsikeliat ir jūs sakot, pasiekiau. Sakant, man nebereikia darbuotis. Viskas, done. Viskas. Sakant, daryk, ką nori. Ką darot?
ieškosit prasmės, galbūt eisit savanoriaut, galbūt eisit kažką vystyt, kažkokius projektus, ne? Nebus taip, kad jūs dabar pasistatysit 8 metrų tvorą, ne? Pasistatysit ten kokį namuką ir visą laiką tik ten užsisakinėsit su kurjeriais maistą, kuris atveš ir padės jums net neįeinant į namus, o jūs va čia va finansiškai laisvas, ne jau. Taip nebūna. Tai jūs vis tiek kažką veiksit, jūs vis tiek kažką darysit. Tai logiška, kad kartais ir šiaip netgi dažniau žmogus pasiekęs finansinę laisvę vėliau gyvenime nuveikia gerokai daugiau negu prieš tai bandydamas ją siekti. Vitalijus rašo, kam perduot sekančiai kartai? Tu dirbi 24/7, kokia prasmė? Ateities karta bus be rankų, be dantų, tegul dirba patys. Nu, Vitalijus, jūs gal neturit vaikų, aš nežinau, arba ką jūs... Aš tai Vitalijų užblokavęs esu. Tai žinai. Aš tai žinau, man tai čia atrodo, žinai, ta prasme toks komentaras, nu tai pavyzdžiui, aš tai noriu, kad mano vaikai būtų sėkmingi, turėtų pagrindą ir galėtų siekti, vat kaip ir sakai, ar ne, kai tu nejauti finansinio streso ir tu turi, ar ne, pinigų, tu sprendi visai kitus dalykus, ne tik išgyvenimą, ne tik, kad aš 24/7 einu dirbti, kad pavalgyčiau, kad išleiščiau, ar ne, ir vėl sėdžiu ant nulio. Nu, nežinau. Mano galva tiesiog... Kiekviena sekanti karta po tavęs turėtų gyventi geriau negu tu. Ir jeigu tu esi antiek blaukas, kad nesugebėjai užtvirtinti savo vaikam geresnę ateitį negu turėjai pats, nu ta prasme, what's the point, taip sakant, apskritai, tai ką tu vergus gimdai, taip, nu atsiprašant, ne, koks tavo yra požiūris į visą tai. Nenorėčiau aš tokio tėčio Vitalijaus savo su tokiu požiūriu. Taip sakant, ir jeigu jūs paklaustumėt bet kokio vaiko, kokių tėvų jis norėtų, ne, nu, tai tikriausiai tai nebūtumėt jūs. Tai tikriausiai tą linksmą gaidą ir pabaigiam šitą video, ne? Su pamąstymu apie tai, kokia prasmė galbūt turėti tą kapitalą ir ateityje palikti. Aš nesakau, kad reikia palikti, žinai, ten multimilijoninius dalykus, bet... Nu, ir ta prasme, kad vaikai nedirba, ar ne? Jo, ne, nu tai čia, kaip sakant, šitą tai išspirčiau patį pirmą iš namų irgi. Tokį. Ne, bet tai tiesiog yra tam tikri dalykai, kur, nu, iš tikrųjų norisi ir savo nuo galvos skausmą nuimti, negu kad 18 metų paskui turi, ar ne, pomidorus ir konservus dėti į tašę, kad veštųsi namo ir pavalgytų. Sutraukom. Taip. Tai va. Tai juokas juokais, bet jo, praeiti etapai gyvenimo ir akivaizdu, kad norisi duoti kažką geriau, tačiau irgi nepersistengti ir pasimėgauti ir patiem tuo, ką sugebėjom susikurti. Tai to ir palinkėsim jum. Keliaukite savo tą finansinę laisvę, o pakeliui nepamirškit spustelti nuorodos į Freedom 24. Like, iki kitų kartų. Iki.